Hormuzas ir Iranas, kaip ir Ukraina, pildosi mano antra juodžiausia scenarijaus dalis. Tai amerikonai labai aiškiai nori praktiškai tapti pasaulio vienvaldžiai lyderiai teikdami naftos produktus. Jie susitars faktas ir su Rusija, jie puikiai žino, kad reikia jiems sodinti Kiniją, nes Irano vienas iš pagrindinių dujų naftos produktų pirkėja buvo Kinija, dėl to Kinija gaudama pigesnės naftos produktus, greičiau, operatyviau perdirbdama ir turėdama geresnius, kaip čia, administravimo valdymo kaštus arba pigesnius kaštus, jinai galėjo labai stipriai pagaminti konkurencingas prekes, tai yra pigesnės negu kad gali pagaminti Jungtinės Amerikos valstijos. Tai Amerikos kompanijos uždirba bele kokius pinigus, ten milijardai dabar yra skaičiuojama. Plus aš manau, kad dar amerikonam trūksta 6-7 mėnesių termino, kur Trumpo artimiausia aplinka, finansiniai rėmėjai Irane, Irake, Afganistane, kitose valstybėse matyt periminės naftos telkinius ir pasidarys savo pilną kontroliuojamus. Tai matyt, aš taip skaičiuoju, dabar tos duomenys čia reikėtų vėl sekti, žiūrėti tų valstybių, bet aišku, nėra jie ten labai ciklus, statistikos duomenų yra labai mažai, bet jeigu įmonės yra kotiruojamos akcijų biržai, tai jos pateikia daugiau informacijos. Tai Amerikos kompanijos per savo N-tasias dukterinės įmonės, jos labai stipriai investuoja į kitą regioną, tam bandydamos išlaikyti savo poziciją. Žinodama, kokia yra situacija Europai, Europa yra priklausoma toliau nuo Rusijos ir yra dabar 3 scenarijai. Europoje yra svarstoma atšaukti vadinamą 27 metų nuo sausio 1 dienos įsigaliojantį sankcijų paketo LNG dujomis, tada yra siūlymas palikti ir tada yra siūlymas tam tikrom valstybėm daryti išimtį. Na, tai čia aišku, graikai yra lyderiai, nes graikai bando apsaugoti savo verslo interesų grupės, nes jų laivų kompanijos, jų įmonės daugiausiai, man atrodo, jeigu aš neklystu, būtent LNG dujų išplukdo, perplukdo arba teikia paslaugas Rusijai. Tai manau, kad jie reikalaus tos išimties, nežinau, aišku, kom baigsis visas šitas niuansas. O amerikonai toliau džiūgauja, verslininkai, pabrėžiu, verslininkai džiūgauja augančiam kainom. Amerikoje benzino kaina galono pakilo iki neadekvačių aukštumų. Panašu, kad dar ateinančias 2 savaitės mes analogišką situaciją turėsim. Tada aš sakau, aš įtariu, kad amerikonam labai nedaug beliko jų kompanijom ir Trumpo rėmėjam, kad jie pasileistų savo ir tada naftos kaina realiai turėtų pradėti kažkiek tai stabilizuotis, jeigu taip galim pasakyti. Bet nepamirškite, kad didžiausia pralaimėtoja Irano karo, kurį sukūrė Izraelis ir Amerika, tai pralaimėtoja yra Europa. Čia, nežinau, jeigu skaičiais, tai aš statistikos tokios neturiu, tik tiek, kiek perbėgi per kitas valstybės, žiūri, kiek kokie nuostoliai yra ir koks pramonės kritimas ekonomika, kokia infliacija. Tai ko gero Amerika ir Europa patyrė 3 kartus 2, tai tikrai gal artėja ties 3 kartų didesnius nuostolius. Aš klystu, čia reikėtų, aišku, sakau, detalę statistiką čia galėtų bankininkai pateikti, nes pas jų yra. Tai ir jeigu pastebėsite infliaciją, tai yra didžiausia šiandieną būtent pas mus Lietuvoje. Tai, sakau, tas blogiausias scenarijų antra dalis pildosi ir nenorėčiau būti blogas pranašas, bet bus dar blogiau. Ir akivaizdu, kad Luko Savicko ir kitų nesąmonių, kurie čia dabar neša į programą ir jau įnešė tiksliau į programą ir bandys norėti kažkaip įgyvendinti, tai aš nežinau, dar kad biudžete pinigų nėra. Tai arba jie kels naujus mokesčius, kas akivaizdu, arba nežinau, arba skolinsis ir tada bus Lietuva dar labiau praskolinta. Kad Lukas Savickas įeis į labiausiai praskolinęs Lietuvą su jūro jėgainių parku, jeigu jis tą projektą toliau vystys, tai tikrai šitas bičias pateks į tikrai gerą istoriją. Tai tiek Iranas, sakau, Iranas labai, nes ir kitas sąsiauris dabar yra uždaromas toks, sakau, man asmeniškai tai ne prie gero atrodanti situacija.